Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki atvykę į laidą Išmintingi pokalbiai. Ir iš tikrųjų jau senai nesimatėm, nes mane apėmė liga. Tai iš tikrųjų atitrukau nuo visų laidų, nuo visų reikalų. Ir šiandien tikiuosi, kaip sakant, bus stiprybės pravesti šitą laidą, nes šiandien turime ypatingus svečius. Jau neužilgo juos pamatysite. Ir šiandien pakalbėsime labai svarbia tema. Tai ką daryti, kad poros santykiai būtų stiprus ir tęstusi, kaip sakant, ilgai ir laimingai. Tad išdidžiai noriu pakviesti į šią laidą, jau tuoj pamatysite, nuostabią šeimą, vyrą ir žmoną, Deividą ir Vilmą Vanagus. Sveiki gyvi, bičiuliai. Labas vakaras. Labai džiugu Jums matyti. Taip pat sveikiname su visais žiūrovais, kurie čia šiandien renkasi po truputį. Tad prieš pradedant dar noriu žiūrovams pasakyti tokį dalyką, kad visos laidos metu galite drąsiai rašyti klausimus, mintis savo, galbūt kažkokių minčių turėsite, kažką norėsite užduoti poros konsultantams štai čia esantiems dešinėje, tai galbūt visi aptarsime kažkokias svarbes tematikas, kuri bus kiekvienam iš jūsų svarbi. Tad drąsiai noriu pasakyti, kad galite rašyti visos laidos metu savo klausimus, pageidavimus, mintis ir panašiai. Na, tai džiugu matyti Deividą ir Vilmą. Pirmą kartą šitoj laidoje. Išmintingi pokalbiai tai laida tokia, kur kalbinu įvairių žmonės, kurie iš tikrųjų turi patirties kažkokios, gali pasidalinti savo patirtimi, kuri galbūt naudinga ir žiūrovams, kurie žiūri dalyvauja tiesioginėje transliacijoje arba žiūrės netgi ir įrašą šitos laidos. Taigi Deividas ir Vilma Vanagai, šeima ir šeimų ugdymo konsultantai. Gal galėtumėt paaiškinti, ką čia reiškia visiems, kad visi suprastų, kas yra šeimos ugdymo konsultantas? Ką veikia šitie konsultantai? Ką jie konsultuoja ir panašiai? Kokiais klausimais, pavyzdžiui? Na, aišku, kad pats pavadinimas jau sako, kad labiausiai orientuoti į šeimą esame, į šeimos santykius, ir didžiausią dėmesį mes skiriame ne tiek patiems asmenims, kiek santykiams, tai yra kas yra tarp tų asmenų, tai dėl to ir yra šeimos ugdymo konsultantai, o mes nesivadinam psichologais, psichiatrais ir psichoterapeutais, nes mūsų pagrindinė kryptis yra orientuota į santykius. Ir pagrindinės sritys, kurias apima mūsų tarnystė arba pagalba žmonėms, tai yra konsultavimas, tiek porų, tiek asmeninis, taip pat pravesti įvairias programas, edukacinės ir santuokos praturtinimo programas ir padėti sunkiose gyvenimo situacijose, krizėse kažkokiose, tai irgi tam tikrą prasme konsultavimas ir tokie edukaciniai seminarai, apmokymai, pagrindinės trys sritys tokios. Iš tikrųjų, šita veikla labai naudinga veikla, ypatingai šiais laikais, kai matome daug porų, kurios išgyvena daug visko ir manau, jūs žinote, ką patiria poros ir apskritai statistiškai labai daug porų išsiskiria. Tai iš tikrųjų, o skyrybos, jeigu kalbėtumėm iš streso pusės, iš tokios psichologinės, paimtumėm kaip stresorių skyrybas, tai žinome mes kad skyrybos vienas iš didžiausių stresorių, kuris labai sužeidžia žmogų. Ar tu nori skirtis, ar tu nenori, vis tiek tai žeidžia ir tai yra nelengva žmonėms ir daug žmonių dėja, bet išgyvena visokius dalykus, konfliktai, barniai ir taip toliau. Tai jūs pasirinkote labai tokį reikalingą, sakyčiau, kelią padėti, konsultuoti šeimas santykių problemose, ne? Tai, o kaip atėjote iki šito, kaip atradot, kada supratot, kad norit eiti ir dirbti
padėti šeimoms, padėti vyrams ir žmonoms, galbūt vaikinams ir merginoms žengti žingsnį link santokos ar panašiai. Manau, į šitą konsultavimą daug kas įeina, bet kokia pradžia pas jūs buvo, kaip pasirinkot šitą kelią? Jūs abudu taip ir nuo pat pradžių buvot šitam kelyje, ar čia kažkas pirmas pradėjo šitą kelią, padarė pirmą žingsnį, ar kokia ta pradžia buvo, būtų labai įdomu išgirsti. Dabar tokį klausimą uždavai, kad ir man bus įdomu sužinot, ką pasakys Vilma. Aha. Aš galiu į savo pusės pasakyti, kad aš esu ne tik šeimos ugdymo konsultantas, bet pirmiausia pastorius. Pastorius Adventistų bažnyčiai. Ir žmonės ugdant dvasiškai, kažkaip atsirado man labai didelis interesas suprasti santykių žmonių, nes pamačiau, kad žmonių problemos nėra vien tik dvasinės, bet kad labai daug susideda problemų iš santykių, šeimoje santykių, santykiai tarp draugų, darbe santykiai, ir kiek man tekdavo kaip pastoriui konsultuoti žmonės, lankyti jos namuose, didžiausia problema visą laiką, su kuria susiduri santykiai. Kiek be kalbėsi, tai ne tik santykiai su Dievu, bet ir santykiai su artimaisiais. Ir pradėjau domėtis. Ir po to teko važiuoti į apmokymus vienus, bet ten tam pačiam mieste, kuriame, čia Rygoje tarp kitko vyko, viskas netoli, ten mūsų buvo pastorių apmokymai, bet nugirdau, kad ten vyksta apmokymai taip pat šeimų konsultantų. Ir aš įsiprašiau, pradėjau ten lankytas paskaitas, kursą, labai patiko. Ir ten buvo Vilma taip pat kartu. Tai antrą dieną aš ją pasikviečiau, sakau, čia labai įdomu, ateik. Ir taip netikėtai pakliuvom į tokią programą, apie kurią nieko nežinojom. Tik tai ten vietoje iš draugų sužinojom, kad vyksta. Na ir po to ten buvo truputį tokių nesusipratimų, nes mes buvom užregistruoti atvažiavę visai kitą programą, bet aš kai išgirdau, paklausiau, pabuvau, sakiau, viskas, darykit, ką norit, aš eisiu į aną. Ir tai prasidėjo pradžia. O kada čia buvo, prieš kiek metų čia? Geras klausimas. Kokiais 2000-aisiais gal? Bijau pameluoti, 99 netgi kažkur tais metais. Gal dar anksčiau? Oho. Tai kiek metų jau šitoj srity, kiek metų konsultuojate šeimas? Tai turbūt aš apie 20 metų, tiksliau kartu, taip, ne visai mes visą laiką kartu, bet man tiesiogiai 20 metų jau yra. Greičiau tavo darbo krūvis intensyvesnis. Ja. Oho, tai nemažai patirties, ne, šitoj srity? Taip, ir praktiškai įdomu, žinios pradžioje labai padėjo, o dabar kas padeda patirtis jau, nes jau pačios poros su jom susitinki, kalbė ir gyvenimo patirtis antra mokykla, sakyčiau. Jeigu paklausčiau tokį klausimą, kokio amžiaus poros kreipiasi dažniausiai? Vyresni žmonės, ar jaunesni, ar vidutinio amžiaus? Jeigu paimti statistiškai, kokios poros labiausiai yra, kažkoks, matot skirtumą iš tų metų, kažkokį tai išryškėjimą? Kadangi aš pagal kategorijas tam tikras paimčiau, iki 25 metų galbūt daugiausiai ateina poros, kurios nori prie santuokinės konsultacijos. Mes turime kursą specialų tokį tiems, kurie nori susituokti. Bet jeigu kalbant apie poras, kurios kreipiasi dėl sunkumų, jau... Dėl sunkumų, tai daugiau virš 30 metų, taip 30-35, sakyčiau, arba, priklauso, sakykime, turbūt ne tiek amžius, kiek jie laiko kartu yra. Tai dažniausiai arba po 3 metų, arba tai po 7-8 metų.
Supratau, vienu žodžiu, kaip aš tokį terminą turiu, kai pora pradeda jau kartu gyvenimo kelią, aš vis įvedžiau tokį terminą, sakau, šlifuojasi charakteriai. Tai vadinu tą laikotarpį maždaug po 3 metų, kai pora jau pradeda gyventi, pamato, vis labiau save pažįsta, nes pradžioje labiau pažįsti kitą žmogų, nes tu būdamas, kuo ilgiau būni su žmogumi, tuo labiau jį pažįsti. Ir laikui bėgant, tu pradedi pastebėti to žmogaus minusus ir tai yra normalu. Ir tada, va čia toks yra kritinis momentas, kai pora pamato kitame poroje, vienas iš poros žmonių pamato, kad vat, jame yra tie minusai, jisai gali galvoti, kaip aš dabar gyvensiu su tais minusais, jisai turi tokius, ar jinai turi tokius minusus, kaip aš dabar galiu gyventi, jie nuomonės nesutampa, ar dar kažkas, ir žmogus gali išsigąsti, ypatingai pačioj pradžioj žmogus gali išsigąsti, ir va čia jisai netgi gali hiperbolizuoti visą tai, ką jis mato, išdidint tos minusus, ir akcentuoti, tai vat, yra net stadijos pavadinimas akcentavimo stadija, kai žmogus akcentuoja tos minusus ir tai vat, aš taip supratau, maždaug tuo metu ir pradeda kreiptis jau pas jūs, ne? Dažniausiai, taip, Vilniuje vedė netgi seminarus kelis poroms apie tos etapus, kaip tu minėjai, santuokoje, pirmas romantiškasis etapas, kada viskas per rožinius sakinius atrodo, viskas tobula gerai, o paskui prasideda tas nusivylimo jau etapas ir jau ten dažniausiai poros su tuo etapu ir ateina. Tai didžiausia paguoda, kas būna, kai sužino, kad ne tik jiems tai būna, kad visos poros per tai eina. Tai po to nusivylimo vis tiek ateis tas gerasis etapas vėl. Atradimai jau. Jeigu tu neišsigasi ir nebėgsi į krūmus, kaip sakant. Tai mūsų tikslas ir yra tokia misija padrasinti poras, kad jos susidūrė su to nusivylimu, iš karto nebėgtų į šoną, o parodom išeitis, kaip tu gali palengvinti šitą etapą ir sulaukti naujo. Kai kalbėsi, pavyzdžiui, kai kalbuosi su vyresniem porom, kurios išgyvena 40 metų kartu, 50 metų kartu, užduodu klausimą, sakau, kas jums davė stiprybės išbūt santuokoj? Kaip jūs išgyvenot ilgai ir laimingai? Ar galite vardinti, kad jūs gyvenot ilgai ir laimingai? Tai dažniausia atsako, taip, mes ir dabar gyvenam ilgai ir laimingai. Tai sakau, ką jums reiškia tas ilgai ir laimingai? Sako, kaip? Sako, pasipykstam, paskui pasižiūrim komediją kartu, nueinam pavalgyti ir viskas. Ir vėl pasipykstam, ir vėl iš naujo, ir vėl pasipykstam, ir vėl iš naujo. Ir sako, va taip ir gyvenam, ir čia ilgai ir laimingai, nes mes, sako, žinom, kad mes gyvenam. Mes žinom tos visus paburbėjimus, kada reikia paburbėti, kada reikia tą padaryti. Ir sako, mes nuo konfliktų nebėgam, pas mus, sako, tokie šeiminiški konfliktai, bet tie šeiminiški tokie, sako, pasipykstam, pasišnekam po to ir viskas. Tai va, čia vienos poros to atsakymas, toks, nežinau, dėl kokių jiems dabar virš 70 metų tai porai. Link 80, abu bendramžiai, tai pasakojo iš savo pusės, bet jie taip juokais, sako, mes per humorą viską praleidžiam ir sako, ir santykiuose per humorą. Tai kaip jūs galvojat, kas iš tikrųjų porai padeda gyventi ilgai ir laimingai per jūsų patirtį, galbūt kažką galit pasidalinti su žiūrovais. Tas ilgai ir laimingai. Yra kažkoks receptas, kad gyventi ilgai ir laimingai taip, kaip visi nori, prieš einant prie altoriaus pas Dievą, ar ten į Zaksą kur nors ir galvoja pora. Dabar gyvensim ilgai ir laimingai, bet yra bet. Tai koks tas kelias, ką daryti, kad iš tikrųjų būtų ilgai ir laimingai? Ką manai? Šiaip tai mes irgi kažkada tik
tiksliau aš klausinėjau žmonių. Aha. Taip, mačiau pora tokia jau pagyvenusi, taip gražiai atrodo ir sakau, kaip jums sekasi, kur ta paslaptis dabar tokiam pasaulyje išlikti kartu. Ir pagalvo žmogus ir sako, žinot, pagarba vienas kitam, išlaikyti pagarbą. Nežiūrint, kad susipyksti ar dar kažką, tai ir taip ir anai būna, bet išlaikyti tą pagarbą iki visą laiką, nesutrypti kito. O kaip išlaikyti pagarbą, kai žmogus sako, ateina ir sako, kaip man laikyti pagarbą, jeigu manęs negerbė? Dažniausias poros yra toks, kodėl aš turiu gerbti, o mane gerbė? Ką man tada daryti? Ir poroj dažnai būna, ypatingai jeigu konfliktinė gili situacija, žmogus apimtas emocijų, pyktis, liūdesys, galbūt yra, nes nusivylimas kažkoks. Ir žmogui tada kažką pasako tas kitas žmogus ir jisai viduje jaučiasi nemaloniai. Ir kartais būna sunku. O čia aš sakyčiau, yra darbas. Darbas ne tik kartu kaip komanda, bet ir su savim darbas. Su savim darbas, nes aš galiu matyti kitą žmogų klaidingai. Mano matymas gali būti klaidingas, nes aš esu irgi žmogus. Ir ypatingai emocijos, kai esu apimtas, aš galiu klaidingai matyti. Bet kita vertus dar būna ir tokių pasakymų, kad aš su tokiu kaip aš tai nenorėčiau gyventi, nesugyvenčiau. Kita medalio pusė irgi. Aha. Tai tada gali sakyti, tai tu pagalvok, tas žmogus su tavim gyvena. Aš dar norėčiau grįžti prie tos minties, kurią tu paminėjai, Audriau, kad, kai sakai, kad žmogus pats būna galvoja, kad jisai teisus, kaltina tik kitus arba aplinkybės. Toks įdomus momentas konsultavime, ką tenka kartais švelniai tai padaryti, kad žmogui padėt pasuk, kad jis save pamatytų iš šalies. Mhm. Nes viena iš tų problemų iš tikrųjų, kad žmogus, kurie ateina konflikte jau ir ta pagarba būna tokia jau nusileidus, kad žmogus dažniausiai priežastis būna dėl to, kad jisai galvo, kad jis yra geras, jis teisus, o kitas klysta ir kad jis turi teisę taip elgtis. Ir tada bandai atsukti iš šalies, parodyti tarsi per veidrodį į patį, kad vis dėlto tai kaip kitas elgesi, ne tik, kad nesuteikia pagrindo tau taip arba teisės elgtis, bet tai susijęs su tavo paties savivertė, su tavo paties kultūra, požiūriu, kad tu gali išlaikyti ir nepasiduotam. Bandai žmogų pakelt per tai, nes čia iš tikrųjų didžiausia problema būna, kaip tu minėjai, ir dažniausiai tai toks įdomus dalykas, kad vyrai skundžiasi to daugiausiai, kad manęs negerbė. Moterys daugiau skundžiasi, kad jos nevertinamos yra, nebranginamos, kad jam tinkamo dėmesio nėra. Vyrai, kad dažniausiai taip sako, mane darbe gerbė, draugai gerbė, tik namuose manęs negerbė niekas. Čia kažkaip atsiminiau Sokratą šitoj vietoj. Sokratas buvo toks filosofas visiems žinomas ir jis turėjo žmoną ir jisai nieko nedirbdavo, jis eidavo ir kalbėdavosi su žmonėm, filosofuodavo, į turgų eidavo, dar kur nors ir pasisvečiuoti eidavo į namus. Ir vieną dieną žmona jį apipylė su visokiais ten atmatom, ten nežinau su kuom, ten indų, ką išplovė, nežinau su kuo apipylė ir žmonės sako, tai kaip tu su tokia žmona gali gyventi? Sokratas sako, o tai ką, sako, jeigu su ją išgyvensiu, su bet kuo kitu išgyvensiu, sako, niekas kitas nebaisu, sako, tai. Ir jis toliau visas purvinas, toliau filosofavo ir viskas. Tai čia tokia kaip ir anekdotinė situacija, bet Sokratas irgi suprato, kad ir kas bebūtų, kad ir jisai minusų turi, ir žmona turi minusų, visi esame žmonės, ir kai pamatom tuos minusus, mes dažnai išsigąstame.
bet ir mes turime minusus, reikia ir šito nepamiršti. Ir kai turi minusų, tu supranti, tu esi žmogus, tu turi ir minusų, ir pliusų, bet ir šalia tavęs yra žmogus, kuris irgi turi ir pliusų, ir minusų, bet jūs esate komanda, jūs esate ta pati pusė, prieš ką jūs kariaujat. Jūs kariausit prieš vienas kitą, tai čia tas pats, kas Rusija su Ukraina gautųsi, broliai su broliais, ta prasme, šeima tas pats, vyras su moterim, jie yra tas pats, ta vienybė. Ir aš dažnai čia tokį palyginimą palyginu su krepšinio komanda. Krepšinyje irgi gali žmogus žaisti vienas. Jisai sakys, aš čia geriausiai žaidžiu, aš niekam nemesiu kamuolio, aš įmesiu ir viskas, bet treneris tada ateis, sakys, kad kaip čia žaidi, tu esi komandos narys, tu nesi vienas. Čia ne solo koncertas, sakys, tau reikia komandiškai dirbti, jeigu nori komandą, kad laimėtų, tu turi perlipti per savo egoizmą ir mest kitam kamuolį ir tu turi susižaisti. Tas pats ir santuokoje, aš galvoju, poroje turi būti kaip komanda. Jeigu tu kaip komanda, kaip krepšinio komanda, tik aišku, krepšinio komandoje yra treneris. O vat šeimoje dažnai yra tik žaidėjai. Mes turim trenerį, o čia tu labai gerai paminėjai, ką galbūt nukreipti dėmesį, kad mes, kadangi aš kaip minėjau, esu pastorius, tai pas mane poros, kai ateina, ar žmonės, asmenys atskirai, aš iš karto prisistatydamas, ar mes su Vilma kartu pasakom, kad mes esam krikščionys konsultantai ir kad mūsų konsultacijos paremtos krikščioniškais principais pagal šventąjį raštą, kad žmonės žinotų. Ir mes nukreipiam jų dėmesį, visą laiką paklausim, galbūt jūs norite turėti trenerį, kuris yra kūrėjas mūsų, kuris sukūrė mus, ir pateikiam tokią galimybę žmogui. Tai būna taip, kad kai kurios poros po konsultacijos lieka tyrinėti šventąjį raštą jau su mum kartu. Ir pažinti trenerį, ne? Taip. Šiaip tai labai apsimoka turėti tą trenerį, nes jeigu šičia nėra ryšio, tada aš einu per čia. Pasiskundžio, tenais jau treneris dirba su kitu. Tai toks trikampis gaunasi ir tai yra labai pagalba didelė. Taip. Tuo labiau ir su manim paskui dirba ir man kažką pasako, nes kaip žinia, mes visą laiką galvom, kad tai, ką mes darom, tai yra mūsų tiesa ir mes teisingi. Bet tiesa yra tokia, kad yra milijonas priežasčių, kurių mes nežinom, dėl ko tas žmogus vienaip ar kitaip pasielgia. Ir kai sužinai tikrą priežastį, kartais tenka atsiimti savo pyktį, savo argumentus, savo tą neapykantą ir pamatai, kad ne tu turėjai pykti, bet ant tavęs reikia pykti. O kaip žinot, žmonės dažnai iš tikrųjų vienas kito nepažįsta, nors ir gyvena kartu. Kartais būna, aš manau taip, kad vyras ir žmona mato kitą žmogų, ypatingai konfliktinėse situacijose visai kitaip, nei iš tikrųjų yra. Ir dažnai atsiranda tas priešininko matymas santykiuose. Tavo mylimasis tampa kaip priešas. Vien tik dėl to, kad tu klaidingai matai. Ir kai pradžioj kalbėjom, dar prieš šitą laidą su Deividu, apie ką kalbėsim, tai buvo bendravimas. Deividas labai pabrėžė bendravimo svarbą poroje. Bendravimo, bendradarbiavimo. Tai dabar ir sekantis klausimas. Tai gal galėtumėt plačiau apie bendravimo poroje svarbą, kažkokiu tai svarbiausius niuansus gal galima išryškinti, kodėl svarbu bendrauti, ką tai duoda. Nes, kaip sakėt, su treneriu galim pabendrauti, bet reikia dar nepamiršti, kad treneris mus moko ir kartu bendrauti vienas su kitu. Tai bendravimo svarba poroje. Ką galėtumėt šitoj vietoj? Galbūt turit kažkokį pavyzdį pasidalinti ar panašiai kažko, kad galėtumėm. Šiaip pradžioj galbūt pasakyčiau, kad suvokti labai svarbu tą bendravimo svarbą. Čia kaip jeigu paimtume žmogaus organizmą, žmogų, jeigu kraujo apytaka sutrinka ir kraujas
necirkuliuoja, tai viskas. Galima sakyti, kad po kurio laiko greitai konstatuosi žmogaus mirtį. Tai lygiai taip pat bendravimas. Jeigu jisai sutrinka, jo nebėra, tai santykiai greitai bus paralyžiuoti ir galas ateis. Tai pas mane, kai ateina poros, ir ne tik tai, kad sutuoktiniai ateina tėvai su vaikais, nesusikalba arba būna darbe žmonės. Su suaugusiais vaikais. Su suaugusiais vaikais. Ne tik su mažais nesusikalbėti. Ja, tai ką pirmiausia bandai, netgi konsultacijų, ten aišku, kai ateina, tai paprastai būna daug dalykų, dėl ko nutrūko bendravimas, bet tu nieko neįspręsi, kol bendravimas neatstatytas. Tai pirmas dalykas, ką mes darom, iš vis reabilituojame bendravimą atstatyti, kad išmoktų jie kalbėti ir išgirsti vienas kitą. Ir ne tai, neseniai turėjau vieną įdomų tokį atvejį, konsultaciją, visiškai neseniai, konfliktinė situacija, mama su sūnum kalba ir ten buvo tam tikros problemos, bet dabar, kai jie kalba, pradėjo girdėti tai, ką sako mama sūnui, jis girdi kaip kaltinimus, priekaištus, tada jisai gindamasis irgi kalba priekaištais kaltinimais. Ir gavosi bendravimas paskutinius metus vien tik kaltinimai priekaištai, kad jau nebenori bendrauti jie tarpusavį. Tai ką reikia ir padaryti, padėti pirmiausia suprasti, kad tai skirtumai yra, ko ieško, tai ką mes padedam, sakykime, tokios situacijose daryti, pažvelg, kad kokie poreikiai yra žmogaus, kad jis kažką sakydamas, kad jis blogai jaučiasi, aš neturiu jaustis kaltas visą laiką, jeigu kitam žmogui skauda, jis blogai sako. Nes giluminė tokia priežastis yra, kad kai žmogus išgirsta, kad šalia manęs esančiam blogai kažkas, tai jisai nejučiam pats save kaltina, o jeigu dar kitas kažką užsiminė tavo adresu, tai atrodo, kad jau viską tu savo ir susirašai. Tada prasideda ta gynyba tokia, kad aš tada turiu irgi rasti kito silpną vietą ir atsilyginti tuo pačiu. Gaunasi tokia kaip kova, karo stovis, ne? Taip. Jo. Tai tam bendravime aš matyčiau, ką mes darom kartais, šiaip įdomiai prie santuokinės konsultacijos, tai siūlau pažaisti žaidimą, kaip tinkamai bendrauti išmokti ir, sakykime, principas toks, ką mes mokom, galiu pasidalinti. Pirmiausiai tas, kuris kalba, kitas turi klausyti. Atidžiai klausyti ir klausyti ne taip, kad ką aš dabar jam atsakysiu tai, bet išklausyti ir po to pabandyti atspindėti, pasakyti, aš supratau, kad ten tu jauties blogai, ar tu ten tau patinka, kai vyksta tas ir tas. Tai yra, jis turi atkartoti ir tarsi patvirtinti, ar jis suprato. Ir jeigu suprato, tada jisai jau gali reaguoti, atsakyti pats, o kitas jau tada klauso. Tai mes ir vietom. Praktiškai mes, kaip sakyt, mes pradžioj, kai mes irgi, mes nesam irgi tobuli, su Vilma nesam angelai iš dangaus nukritę. Turėjom irgi problemų, tai mes buvom pasidarę ant didelio popieriaus. Ten A1 turbūt nusipiešę tokius apskritimus ir ten ant jų buvo surašyta aš kalbu, tu kalbi. Ir kitoj pusėje perbrėžta per pusę ir čia aš kalbu, tu kalbi. Ir tada atsistoji ant priešingų, aš kalbu, tu klausai tai yra, o ne tu kalbi. Tada, kada aš jau baigiu, perlipu ant kito, jis ant kito ir tarsi žaidi, bet tai kiek mes sunkių klausimų taip žaisdami įsisprendėm. O paskui tai tampa įgūdžiai jau bendravime. Jo. Aš čia turiu tokios stadijas žmonių santykių, kaip kažkoks tai, kaip būna kažkoks ėduonis, kuris vis didėja ir didėja ir didėja ir prieinama prie griūties, dantis sulūžta ir išmesti reikia von. Tai yra tokios stadijos. Pirmoji stadija, apie kurią kalbėjom, jau iš tikrųjų tai vadinasi diferencijos stadija, kai žmonės pamato vienas kitame skirtumus ir juos akcentuoja.
Antroji stadija – atsiribojimas. Atsiribojimas yra nuo santykių, nuo tų temų. Vat toks įdomus dalykas yra. Kai žmogus susiduria su svarbia problema santykiuose, jie pradeda atsiriboti nuo svarbių temų, nekalba tom temom, nes nemalonu. O čia ir yra toks įdomus dalykas. Atrodo, kad kaip tik turėtų žmonės spręsti problemą, kalbėtis ir išspręstų ir viskas būtų gerai. Bet ne, žmonėms yra sunku ir jie pradeda atsiriboti nuo sunkių temų. Kurios yra be galo svarbios. Ir jeigu jie toliau atsiriboja ir nežaidžia tokių žaidimų, apie kurios kalba Deividas ir Vilma, apie tos rutuliukus, nes tokie dalykai tikrai padeda žmonėm kalbėtis per žaidimo formą, per panašiai. Ir jeigu žmonės kuo toliau atsiriboja nuo tokių visokių baisių temų, kurios sukelia neigiamas emocijas, jie toliau gali atsiriboti ir nuo vienas kito, nes tampa nemalonu būt drauge, nes vėlgi sukyla tos pačios emocijos, nemalonios emocijos, pyktis, susierzinimas, liūdesys ir panašiai. Net pasišlykštėjimas gali atsirasti. Ir jeigu žmonės toliau nieko nedaro, pradeda vienas kitą vengti ir netgi gali užsilaikyti, pavyzdžiui, sakys, šiandien man darbe reikia ilgiau pabūti, nei ten jiem reikia, nei ten ką, bet tokiais būdais vienas kito pradeda žmonės vengti. Ir tada tas ėdonys ir plečiasi, ta problema plečiasi, nors greičiausiai tie žmonės ir pamiršta tą problemą, kuri buvo pati pirmoji, bet emocija išlieka ir tada santykiai tokie veda prie griūties. Tai labai svarbu, ką Deividas kalba su Vilma, tai kad reikia kalbėtis. Ir čia pavyzdį labai gerą davė, pažaist galima ir panašiai, aišku, kreiptis galima. Arba kamuoliuką pasiemi paprastą ar dar kažką, tarkim, aš kalbu tuo metu, aš turiu, kai aš jau baigiu, aš pasuoju tau. Ir mes netgi šitą žaidimą žaidėm ne tik su Vilma, bet ir su vaikais kartu įtraukim ir jiem. Ir tada kažką pasakyti ir tarkim, labai įdomu, tarp kitko, kai mūsų vaikai maži buvo, kiek jiem ten gal buvo 5, nuo 5 iki 10 metų ar mažiau 8, jie turėjo irgi tam tikrų dalykų, kurie jie nepatenkinti namuose tam tikrais dalykais, tvarka ar ten kažkas dar, taisyklės nepatinka. Ir mes sugalvom, su Vilma sakom, einam su vaikais pažaist, paaiškinom jiem taisyklės to žaidimo, viską. Ir mes tiek dalykų iš jų išgirdom per tą žaidimą, taip tai jie neteis, pasakys tau, tėti, tu neteisingai darai ir tą. O kai žaidimo forma, tai aš turėjau visiškai peržiūrėti savo požiūrį, savo elgesį. Toks, kaip sakyti, atsidengia kaip apreiškimas. Supratimas ateina, nes tu tada pažįsti situaciją, tu pažįsti labiau žmonės, ką jie tau pasako. Vilma kažką norėjo. Nereikia laukti to konflikto, kol jis ten gilėja, griaužiasi, paskui iš tikrųjų labai sunku kalbėti. Bet jeigu tokia kaip tradicija kažkokia turėti ar ne, kažką susėdam prie stalo ar kažkaip ir tada, kai mums gerai, mes pasakom, žinai, man nepatiko šią savaitę tas ir tas, bet šią savaitę man patiko tas ir tas. Mes vėl pažįstam vienas kitą, mes išsiugdom tą tokį gebėjimą bendrauti, vienas su kitu kalbėti, išmokstame ir tada jau, kai įvyksta tas kažkoks tai konfliktas, tada jau yra lengviau, nes jau turim kažkokius pamatus, kažką jau išmokę esam. Taip, ir žmonės, kurie kalbasi, atskleidžia save. Aš parodau save ir tada kitas gali suprasti labiau mane. Nes jeigu aš nieko nesakau, poroje reikia ne tik klausytis, bet ir kalbėti, ir išsakyti, ir parodyti save, ką tu išgyveni, kaip tu supranti. Galbūt tu klaidingai supranti, galbūt tau tik taip atrodo ir tu laikysies to, kas tau kažkaip atrodo, metus gali laikytis, o paskui sužinosi, kad be reikalo viskas vyko. Kaip pavyzdžiui buvo, žmogus atėjo, sako, pas man vėžys. Ir pasirodo, kad jisai kankinosi 4 metus. 4 metus galvojo, kad jis serga vėžiu, nes pasivartė vadovėlius, pasivartė internete, atitinka simptomai, bet pas gydytoją taip ir nenuėjo. Tai paskui atėjo pas psichologą
besikankindamas 4 metus, įgavo drąsos nueiti pas gydytoją odos, nes ant odos išberimas buvo. Nuėjo pas gydytoją odos, davė tepaliuko, sako, ai, tai tau čia paprastas dalykas, pasitepsi, sako, baigsis greitai. Ir praėjo per 4 dienas. O 4 metus jisai kankinosi, nemiegojo naktim, galvojo, kad serga vėžiu ir taip toliau. Tai matome, kaip mūsų mintis gali klaidingai vesti mus, suteikti bereikalingų emocijų visokių ir taip toliau. Audriau, aš turiu tau klausimą tokį. Aha. Aš žinau, irgi konsultuoju žmonės ir pas tave daug žmonių kreipiasi. Man įdomu, kalbant apie bendravimą, mes kalbėjom apie skyrybą žmonių, apie poros, kad skiriasi, apie tas problemas santykiuose. Šiandien mes žinom, kad didžiausia viena iš problemų, bent jau statistiškai sako, yra finansai, po to seksas, tai vietoj vaikų auklėjimas. Ir žmonės ateina sužeisti. Ar tu savo praktikoje pastebėjai tokį dalyką, kad dažniausiai visos problemos ir kyla dėl to, kad nėra bendravimo arba netinkamas bendravimas žmonės labiausiai sužeidžia ir geras bendravimas jos ir gydo po to? Taip, visiškai pritariu. Vien tik tai dažniausiai yra problema nebendravimas. Nebendravimas. Žmonės nebendrauja, jie nepažįsta ir neleidžia pažinti kitam žmogui savęs. Kad tave tas kitas, tavo mylimasis ar mylimoji tave pažintų. Tu neleidai tam žmogui tavęs pažinti, plus tu nepažįsti to kito žmogaus. Ir gaunasi, jie nepažįsta, jie mato tą žmogų kažkaip išsivaizduojančiai, kaip tas, kur ką tik pasakojau apie vėžį, kuris galvoja, kad jisai serga vėžiu, jisai savęs nepažino. Tai santykiuose, kaip pažinti kitą, jeigu kartais mes savęs nepažįstam. Čia irgi yra toks dalykas, nes tai ir stabdo. Aš visą laiką sakau, labai svarbu komanda, kad būtų tvirta, tau reikia pažinti kiekvieną komandos narį, kuo labiau. Tai kad būtų bendravimas, aišku, santykiuose dar svarbu prisirišimas yra, tai ką kalba psichologai apie prisirišimą, jie labai, prisirišimą taip pat įvardyja kaip labai svarbų dalyką meilėje, poros santykiuose, nes problema kartais būna, kad ne visi žmonės moka prisirišti. Ir čia irgi nors tai yra prigimtinė, kaip sakyti, reikmė, pamatinis dalykas. O tas mokymasis... Taip, o tas prisirišimas, mokytis prisirišti, vaikystėje tą turi patirti iš motinos pusės. Aš dar prie to prisirišimo pridėčiau, galbūt jisai kaip ir susijęs su pasišventimu santykiams, nes, tarkim, ką šiandien pastebiu labiausiai, tai ko trūksta pasišventimo. Tokio. Ir aišku, kartais kažką norėjai pridėti. Aš galvoju, ir pasišventimas ir prisirišimas tai yra nesinonimai. Galbūt pasišventimas labiau galbūt kaip iš pastoriaus, iš dvasininko kalbos žodyno išeito, prisirišimas iš prigimtinė tokia, taip. Bet Deividas turbūt kažką irgi svarbaus norėjo pasakyti, kad trūksta poroje to pasišventimo, pasiryžimo, galim dar pavadinti, ne? Šiandien apskritai tokia, aš susiduriu, kuo toliau su vis naujesnė karta, tas pasišventimo jo kaip apskritai nebėra. Kaip galvojat, kodėl, kas čia atsitinka pas žmonės, kad to pasiryžimo, bus, kai bus, nebus, tai nebus lengva čia išsiskirti, reklamos visokios, greitos skyrybos, visokios tokios su balionais reklamos ir taip toliau. Tai, bet žmonės taip ir pradeda mąstyti, tai kas čia tokio.
visi skiriasi ir aš skirsiuos. Kas čia tokio? Čia natūrali pasiekmė, mes ne tik tai, mes pradedam esam mokomi ir ne nuo daikto, net tu panaudojai šitas, išėjo iš mados. Nesvarbu, kad jisai geras, kad jisai kažką, bet jau čia nemadingas, ne ta spalva, ne toksai modelis, ne kažkas, tai mobilus tavo metai 2 paseno, o jau 3 metai tai už vis iš, nežinau, kokių ten laikų jau, ar ne? Aha. Ir tada tas nesąmoningai pereina į santykių. Aš su tavim pabūtų, man nepatikai, aš tave išmečiau. Ir tada nebelieka to, nei to prisirišimo, nei noro tada statyti, nei net ir prasmės gal nebemato. Tu man nepatikai, kodėl aš čia turiu vargintis. Kitas dar dalykas, sakyčiau, anksčiau buvo bent jau, dar kai aš prieš 10, turbūt 20 metų darbo atžvilgiu, tarkim, dirbi, buvo labai vertinama lojalumas darbe. O šiandien, jeigu tu vienam darbė 20 metų, taigi galvojama, kad tau kažkas negerai. Kad tu nevykėlis, nesugebi kažko ir kas 3-5 metai tau tarsi būtina keisti profesiją ar sritį kažkokią. Ir tas turbūt perina į visą gyvenimą. Ir gal šiaip tai aš pagrindę priežastį turbūt visgi sieju kaip pastorių su santykiu su kūrėju, su to treneriu. Kuo toliau žmonės nuo Dievo, tuo problemos didėja. Ir aš, sakykime, žiūriu bendrai, psichologų mes vis daugiau turime, psichiatrų, sociologų ir taip toliau, bet problemų taip pat santykiuose auga dar daugiau, negu mes jų turime. Praktiškai prie kiekvieno reikėtų asmeninį turėti ir tai neužtektų. Ir turbūt aš galvoju, mes, kaip ir tu, stengiamės padėti žmonėms sumažinti jų tą kančią, nes dažniausiai, kai bendravimo nėra, žmonės jaučiasi izoliuoti, vieniši, atsiskyrę, jie saugosi nuo kitų, bet paskui tas saugojimas išarvai jos pačius atskiria. Ir visgi tai mes susidurėm su tokia problema, kad žmonės toldami nuo Dievo, aš taip jaučiu, kad mes kaip konsultantai dirbame, jeigu nenukreipi pas kūrėją, žmogus neatranda to ryšio su kūrėju savo, tai tik tai simptominis gydymas. Toksai gaunasi, kad jisai vėžiu serga, bet ateina, sako, man galva skauda, mane pykina. Tai gerai, jam duodi tablečių nuo galvos skausmo, nuo pykinimo, ar ten dar nuo kažkokio kito skausmo. O pagrindu, tu nieko nedarai su to pagrindu. Taip, ir aš galvoju, ta giluminė problema, jinai turbūt žmonių tas nenoras su kūrėju ateiti ir tokia man, kaip, sakykime, žiūri, man kūrėjas, man Dievas nėra religija. Man tai yra santykiai, tai yra gyvenimas, to labiau, kad tas, kuris sako, aš tave myliu, aš už tave miriau. Aš noriu, kad tu būtum gyvas, veikas visam žinybę. Ir man keista, kai žmonės sako, ne, man tokios meilės nereikia, jie atstumia tai. Ir liūdna iš tikrųjų šitoj situacijoje. Taip, labai liūdna. Tai tas stengiasi, aišku, padėti žmonėms, ateina kažkaip spręs problemas ir turiu ne vieną porą, kur bandai tos problemos vienoj srity sprendi, po kurio laiko vėl grįžta kitoj pusėj. Ir šiaip jo, tie santykiai, praktiškai žmonės netgi dabar tenka matyti jaunų žmonės, tai apskritai gyvena kartu. Sakykime, iš vis dabar mada yra sueit kartu, netgi nesusitokus. Ir ateina aplankai, sėdi kartu ant sofkutės, abudu pasiėmė telefoną ir jie ten žaidžia ar kažką, bet to bendravimo nėra. Ką aš pastebiu, kuo toliau, to mes turim didesnį iššūkį su bendravimu ir dabar ta pandemija tai apskritai atskyrė žmonės. Kaukę susidedi, aš taip blogai jaučiuosi, eini parduotuvę, tu šypsais pardavėjai, bet paskui suvoki, kad jinai to nemato. Tada stengiasi akis primerkt, kad galvotų, kad šypsais, kad dar labiau. Man kilo mintis pasidaryti permatomas iš plėvelės. Nes tų emocijų, kūno kalba tai labai daug perduoda iš tikrųjų. Ir žmonės dabar ir kaukės, ir per tos telefonus, per žinutės visokias. Mes neperduosim tuo tikro žodžio, ką mes norim pasakyti, nes labai daug procentų perduoda kūno kalba, veido mimikos, prisilietimai ir taip toliau.
O žmonės dėja, bet Dar kartais galbūt užsiciklina ties šituo dalyku ir užsidaro tame pasaulyje ir galvoja, kad tai pasaulis, bet dėja, bet dažnai būna tai tik iliuzija. Tai tik iliuzija. Dar vieną tokį dalyką pastebėjau, kalbant apie bendravimą. Šiandien koks didžiausias stygius, sakykime, kodėl tas bendravimas taip jisai nyksta, silpsta. Įdomu, kaip va tavo darbė, ar tu tą pastebėjai dalyką, konsultuojant poras, tokį aspektą, kad žmonės atėjo labai mažai kalba apie emocijas savo arba apskritai nekalba apie jas. Jie tik kalba apie problemas, tas, bet kad kalbėtųsi vienas su kitu, aš jaučiuosi nusiminęs, nes tu padarei tą, man liūdna, aš jaučiuosi skaudintas, pasimetęs, aš bijau. Kiek tu pastebi, kad poros kalbėtųsi apie savo emocijas? Po kiek laiko pradeda pavaikščiojus ten iš karto, gal labiau sakyčiau, moteris šneka apie emocijas. Dažnai sako, mane skaudina, mane liūdina, mane taip, aš taip jau, moteris labiau linkusios apie emocijas kalbėti, vyrams tas kartais būna sunkiau, bent jau iš mano praktikos. Vienas iš praktinių dalykų, tokių, kai ateiname, aš žmonėms esu atspausdinęs, paruošęs emocijų sąrašą, ten net neatsimenu apie gal 200 nepilnai. Duodu vienam kitam, sakau, persiskaitykit truputį ir dabar jau pabandykit įtraukti į žodyną savo tai. Ir kaip? Kaip tu sakai, iš karto sunkiai, bet po to atranda, kad jie perskaito, sako, aš net niekad negalvoju, kad tokių žodžių lietuvių kalboje yra. Va, kaip būna. Aišku, mes ir patys galbūt pasižiūrime tuos, kartais galvoju, ir mums reikia pasižiūrėti, bent jau aš taip irgi kartais pasižiūriu į savo, pavyzdžiui, prieš einant su studentais irgi, kai kalbėsi su studentais, irgi galvoju, kaip čia išreikšti šitą, kaip čia išreikšti aną. Pasižiūri, va taip pat pasakysiu. Tai čia nebūtinai santykiuose su mylimuoju, bet ir su draugais galim irgi rodyti, nes tai irgi santykis, draugystė, bendradarbė irgi gali kalbėtis, kaip jaučiasi, gali kalbėtis, kad galėtų atverti save labiau, parodyti save ir tuo pačiu labiau save pažinti. Galbūt vieną dalyką norėčiau dar atkreipti dėmesį tokį ir pabrėžti, kad santykiais su tokiu dalyku susidūriau, kada mes stengiamės padėti poroms. Kartais būna toksai sumaišytas dalykas, kaip spręsti tas problemas santykiuose šeimoje ir kaip darbe sprendžia. Mes padedam žmonėm padėti supras, kad šeimoje pirmiausia turi pasakyti, ką tu reiški vienas kitam. Labai svarbu konfliktinėse situacijose, jeigu įvyko dėl kažko konfliktas, ten tarkim, ar tai ten ne ten padėjo indus, ten vėl kažkuris, ar ne paliko neišplauti, ar dar ten kažkas, ir jau kodėl tu darai, aš prašiau to nedaryti ir jau prasidėjo konfliktas. Ar ten prašiau nupirkti, nenupirkai kažko, prašiau 5 nupirkai ten visai ne tos 3 kažką. Ir žiūrėk, ir tuomet, kad, dabar mintis pabėgo. O darbe? Ir, ačiū. Ir būna, kad kyla konfliktas ir jie jau bando spręsti konfliktą, bet jau pas juos priešiškumas yra vienas kito atžvilgiu. Tai mes mokom, kad poroj pirmiausia tu turi pasakyti, tu man labai brangus, nežiūrint, kas nori būti su tavim, aš tave myliu, tu man reikalingas, atsiprašau, kad tai padariau. Ir po to pereit prie problemos sprendimo. Darbe, įmoniai atvirkščiai, tu negali pradėti nuo santykių spręsti, kol problema nespręsta. Pirmiausia, turi įsiaiškinti problemą, ją įspręsti ir tada jau santykiai spręsis, nes darbiniuose santykiuose truputį kitaip. Ir ką man tenka pastebėti, kad šitas modelis būna sukeistas. Darbe bando spręsti kaip tarsi šeimoje, kodėl tu čia, o šeimoje kaip darbe. Wow, geras. Dabar aš turiu jau beveik valandą kalbamės, turiu tokį klausimą. Va štai ekrane pasirodė žodis meilė.
Tai va čia klausimas toks, kas yra meilė? Kaip porų konsultantai įvardintų, kas yra meilė? Nes kalbant apie poros santykius, reiktų nepamiršti ir tokio termino meilė. Ir dažnai žmonės, kai klausiu žmonių, jaunuolių, dažnai sako, va čia tai klausimą uždavėjai. Sako, sunku atsakyti. Sako, kasdien lik ir girdi tą žodį, bet kokią radiją įsijungus apie tą patį dainuoja. Dabar gal, nežinau, radijos mažiau klausau, bet man atrodo dar išlikę žodžių tekstai, kad meilė ten ir taip toliau. Ir lietuviškose dainuose, ir užsienietiškose filmuose tas pats, serialuose tas pats rodo ką? Meilę ir santykius. Poros santykius, poros meilę, įsimylį, ten pasakos tas pats apie meilę, princas ir princesė. Princas išgelbėjo princesę, įsimylėjo ją ir nugalėjo slibiną ir susituokė ir gyveno ilgai laimingai. Taigi meilė visur, meilė pasakose, meilė dainuose, meilė serialuose, filmuose ir taip toliau. Bet kai paklausi žmonių, kaip tau atrodo, kas ta meilė? Va čia ir sustoja. Šiaip labai įdomu, jeigu ar pastebėjai, kada aš mėgstu paskaityti, tarkim, yra kažkokie serialai apie meilę ir kaip yra apibūdinamas serialas. Ir ten pažymima ten koks nors vardas, ten kokia nors ten Karolina ar dar kažkas ten. Pas ją atėjo netikėtai meilė, bet po kurio laiko pas ją meilė išėjo, kaip vėjas vėl. Ir sudaromas įspūdis toks, kad meilė yra nevaldomas dalykas, nuo tavęs nepriklausantis. Tu esi laimingas žmogus, jeigu kaip ant tavęs, kaip žvaigždė laiminga nukrito ta meilė ir šalia kito nukrito meilė irgi ir jūs abudu susitikot. Ir tarsi žmogus yra nieko negali padaryti, meilė ateina nepastebimai ir meilė išeina nepastebimai. Tai mes, tarkim, kalbant apie meilę, apibūdiname švento rašto principų, kaip minėjau, kad konsultuodami naudojam šventą raštą. Ten labai įdomiai atskleidžia, kad meilė pirmiausia prasideda nuo tavo sprendimo. Graikų kalboje meilė turi 5 žodžius. Mes tai vieną žodį. O graikų kalboje agapė prasideda kapė ir baigėsi epitumė, jau ta, ką mes vadiname lytiniais santykiais, jau tas saldžiausia dalim. O tarp to yra dar 5, 3 tiksliau, tarp tų 2. Ir agapė prasideda grinai tokiu sprendimu tavo. Meilė tai yra aš pasirenku mylėti tave, pirmas dalykas, ir antras pasirenku mylėti tave amžinai. Tai yra aš apsisprendžiu. O jau paskui eina link jausminės, nes ta jau paskutinė graikų kalboje žodis meilė reiškia tik tai jausmai, ten nėra proto, ten nėra logikos, nieko. Bet labai įdomiai, graikų kalboje tu sudedi vieną ant kito tarsi, kaip kad spaudoje yra, kaip žinome, spausdina spalvotą spaudą, pirmiausia vieną spalvą, antrą, trečią, 4 ir paskui deda jau juodą. Ar ten papildoma kažkokia, taip ir graikų kalboje tos meilės susideda vieną ant kitos ir tada turi pilną paketą nuo tavo sprendimo, apsisprendimo, sąmoningo, pasišventimo ir eini iki jausminės. Aš čia atsimenu tokį, aš dažnai šitam kanale jau kalbėjau su žiūrovais, aš vis mėgstu Eriką Fromą, nežinau, ar teko girdėti Eriką Fromą. Jisai sako, kad mylėti reikia mokytis. Tai yra kaip menas, nieks nemoka ir iš karto visko čia. Reikia žmogui mokytis ir visą gyvenimą, poroj mokytis. Ir jisai pabrėžia, kad tai yra kaip darbas, tai nėra pabaigos. Visą laiką tu turi stebėti save, pažinti kitą, girdėti, ką kitas tau sako ir plus tu turi jam sakyti. Ir tai yra be pabaigos darbas toks. Meilė yra kaip darbas. Aišku, daug kas įvardyja meilę kaip jausmą. Ir va čia, žiūrint, kaip tu matai tą meilę, aišku, tų apibrėžimų galim rasti daug, bet aišku, Fromas galbūt irgi labai daug remiasi ir šventuoju raštu. Jisai išskiria meilės objektus, brolišką meilę,
erotinė meilė, ten meilė Dievui, meilė savo. Ir, pavyzdžiui, jisai sako, jeigu tu nori, kad tave mylėtų kiti, tu turi mokėti mylėti pats. Jeigu nori mylėti kitą, tu turi mokėti mylėti ir save. Nes yra meilė savo toks dalykas. Jeigu tu savęs nemoki mylėti, nemokėsi ir kito mylėti. Neatsiejami dalykai, meilė savo ir meilė kitam. Ir va, šitie dalykai pagal Fromą yra neatsiejami ir labai svarbu mokytis mylėti ir save, ir kitą. Bet tai nėra egoistinė meilė. Egoizmas čia visiškai neįeina į tą terminą meilę savo pas Fromą, nes yra toks kaip egoistinė meilė pas Maslau, yra toks Maslau, Abrahamas Maslau. Jisai išskyrė 2 meilės rūšis, tai deficitinė meilė ir būtiškoji meilė. Tai čia vat būtiškoji, tai vat ta, kur agapė, kaip pas jūs vat būtų, sakyčiau. O ta deficitinė, tai vat aš myliu, nes man reikia. Nes man reikia. Man reikia žmonos, man reikia vyro, man reikia pagarbos, man reikia sekso, man reikia to. O būtiškoji meiliai, tu priimi žmogų toks, koks jis yra. Su jo trūkumais, tu jį pažįsti, tu jį priimi tokį, koks jis yra ir tu leidi jam augti kaip asmenybei, nestabdai jo ir panašiai. Tai va, tai ta egoistinė meilė, sakyčiau, arčiausiai va, ta deficitinė meilė, apie kurią kalba Maslau, kai tau reikia, nes tau reikia. Egoizmas. Aš noriu, nes man reikia. Ir va čia santykiuose va, šitie dalykai yra nelabai geri, kai žmogus vat, galvoja, kad myli, bet iš tikrųjų jam gali tik atrodyti, kad myli, o iš tikrųjų čia gali vien tik egoizmas, kas žmogų greuna. Egoizmas tai greunanti jėga. Visos problemos pasaulyje, manau, dėl egoizmo yra. Šiaip labai svarbu šitą aspektą paminėjai, kad kiekvienas tai pripažintų, nes kai kurie žmonės galvoja, kad jie tokie nėra, bet dėja mes iš prigimties visi esame. Ir aš toks esu, ir Vilma tokia, ir tu, Audriau, toks, ir mes visi. Taip. Ir vat problema, kad žmogus kartais nepripažįsta, jam atrodo, va, aš esu geriausias, aš esu profesionališkiausias mylėtojas, o va jie tai nieko gero. Ir va čia va jau pirmoji klaida. Čia iš tikrųjų labai plati tema. Čia visą valandą dar kelias gali kalbėti apie šitą temą. Tai va, labai plati tema ir manau, čia galėtumėm kalbėti, bet norėčiau priminti žiūrovams, kad jau beveik valanda tęsiasi šitą laidą. Tai jeigu turit kažkokių klausimų mūsų laidos svečiams, ar turit kažkokių minčių, tai drąsiai rašykit, nes jau einam į laidos pabaigą. Tarp kitko, Deividas ir Vilma, kiek žinau, turite internetinį puslapį? Taip, svetainę. Mes kuruojam šeimos skyrių, mes Adventistų bažnyčioj atsakingų šeimos skyrių ir yra svetainė tavo šeimai, tik aišku bus tavo seimai.lt. Aš manau šitą nuorodą tinklapio, gal kai rytoj ar kažkada įdėsiu po šito video ir žmonės galės rasti tą nuorodą šito jūsų tinklapio, tai pasidalinsiu šitą nuorodą po šito video, apačioje aprašyme rasite. Tai tada tavo šeimai.lt, ne? Taip. Teisingai. Ok. Tai va, tai matau žiūrovai klausimų neturi, nors žiūrovų buvo nemažai šiandien. Susidomėję klausė. Tai noriu padėkoti visiems žiūrovams, kurie šiandien dalyvavot. Jeigu dar norit parašyti, rašykit, kol dar neatsijungiam. Taip pat noriu padėkoti Deividui ir Vilmai. Tai prieš pabaigą gal norėtumėt žiūrovams kažką palinkėti, kažką pasakyti, galbūt kažką svarbaus dar liko pasakyti ir norėtumėt pasakyti. Atsirado vienas komentaras, tai
pažiūrim gal pirmą komentarą, po to Gerai. eisim prie paskutinių žodžių. Kalbate daug apie bendravimą, meilę, pagarbą, tačiau aistra vienas kitam santykiuose taip pat svarbu, ypač jaunesnių žmonių santykiuose. Jūsų nuomonė, kokia yra aistros svarba santykiuose? Kas pirmas, ar jūs, ar aš? Galiu aš trumpai pradėti ir pasakyti, kad labai geras klausimas, ačiū, nežinau, kas paklausė, bet iš tikrųjų mes meilę, jeigu taip skaidyti jau pjaustyti. Kaip per šitą aparatą žmogų pakiša tą, kur šviečia į ten. Pamiršau, kaip vadinasi. Rentgeną. Ne rentgeną, bet tas. Nesvarbu. Tomografas. Tomografų. Tai jeigu meilę tai pakišti, tai ten matyti labai svarbus 3 komponentai. Meilė, pasišventimas ir aistra. Tiksliau net ne meilė, meilė iš ko susideda. Tai trikampį mes tokį piešim, kad tai turi būti pasišventimas, aistra ir trečias užkrito kas. Ir aistra, jeigu tu išimi aistrą, tada lieka tik tai draugystė arba įsipareigojimas, prisiminiau. Įsipareigojimas arba pasišventimas, aistra ir bendravimas. Ir jeigu kažkurį tą atimė vieną, tai lieka tik tai, tokie, kaip tarp draugų meilė. Aistra jinai vienas svarbus meilės komponentas, būtinas. Poros santykiuose. Ok, o aš norėčiau pasakyti, kas yra aistra. nes yra tokios emocinės būsenos kaip stresas, nerimas, aistra, afekto būsena ir panašiai. Tai aistra yra vienas iš emocinių būsenų. Ką reiškia emocinė būsena? Kuo skiriasi nuo emocijos? Emocija tai yra toks dalykas, kuris keičiasi labai greitai. Pavyzdžiui, tu atsikeli ryte, tu puikios nuotaikos, tavo emocija, džiaugsmas, tu išeini į kiemą, saulė šviečia ir staiga paslysti už bordiūro ir išgriūni ir skauda koją. Nusivylimas iškart emocija gali būti pyktis, kodėl čia tas bordiūras pasimaišė ir panašiai. Ir emocijos gali dažnai keistis. Vat, pavyzdžiui, su skaudančia koja toliau eini į darbą, sutinki senai matytą pažįstamą autobusą. Vėl emocija tavo pasikeičia. O aistra tai yra emocinė būsena, kuri trunka ilgą laiką. Ir aistra santykiuose, kad ir ką tu darysi, ne tik santykiuose, aistra gali būti ir krepšinyje, ir žaidime, ir muzikoje, ir dar kažkur. Tu gali būti aistringas muzikantas, tu įsijauti ir tą darai, nes tau patinka, tu turi tą įkvėpimą, tas pats ir santykiuose. Aistra yra kaip ta ugnelė, kuri reikalinga santykiuose, nes tu aistringai kažką darai. Tas pats visur, darbe, moksle gali būti aistra. Aistra yra labai svarbi. Dar Giedrė parašė, kažką paskaitom. Ar yra tekę pastebėti konsultacijų metu, kad žmonės tiesiog yra nesuderinami? Prasideda įdomus klausimai. Ar galėtumėte įvardinti kažkokį atskaitos tašką, kaip žinoti, ar yra tas suderinamumas, ar nėra? Čia Giedrė gerą klausimą davė. Šiaip tai vienas iš pagrindinių, tarkim, prie santuokinės konsultacijos tikslas tai yra žmonėm atrasti, kiek jie suderinami, nes iš tikrųjų čia žvelgiant, tarkim, į poros santykius, į tą kokybę santykių, tai vienas labai svarbus aspektas yra jie patys kaip asmenybės, kokios yra, o antras, kokie skirtumai yra tarp jų. Pirmiausia, ar jie turi bendrą tikslą kažkokį, nes jeigu jie, tarkim, ir sutampa, bet tikslai nesutampa gyvenime, irgi bus sunku atrasti tą meilę. Bet jeigu tikslai sutampa būna, bet jie per daug skirtingi, irgi labai sudėtinga. Tai suderinamumas labai svarbus dalykas. Ir tas atskaitos taškas, kaip ir minėjau, tai būtų tikslas. Pirmiausia, pradėti, ar jie žiūri, gyvenime siekia to pačių dalykų.
Nes jeigu siekia skirtingų dalykų visiškai gyvenime, kaip pavyzdys, kad vienas, tarkim, jo tikslas gyvenime augti, pažinime kažkur mokytis, tobulėti, o kitas nori ten tik tai, tarkim, mėgautis, ten jam viskas gerai, jis nieko nenori tobulėti. Tai kas šiandien, jeigu ir gerai, bet per laiką pastebėjom, vienas auga, keičiasi, kitas lieka ten ir tarp jų atstumas didėja, jeigu jie neina tą pačią kryptim. Tai antras dalykas, ką mes iš tikrųjų labai daug dėmesio konsultacijose skiriam suderinamumui. O suderinamumas apima tokias sritis ir finansus, ir vaikų auklėjimą, ir gyvenamą būstą, ir tą patį intimų gyvenimą, ir santykiai su tėvais, ir visuomeninė veikla, ir taip toliau, labai daug dalykų. Ir kas tada, jeigu nesiderina? Paprastai kažkokias rytis gyvenimo. Paprastai, jeigu pas mane konsultacija praeina jau tą pilną kursą, 10 temų arba 20 valandų, taip nuo 15 iki 20, aš duodu tam tikrą apžvalgą, pasakau, kur pas jūs, vienom poros, sakau, labai lengvai pas jūs viskas, kitom reikia sunkiai padirbti, kad būtumėt laimingi, kažką va čia pakeisti, o kai kuriuom tenka pasakyti, nieko neišeis jums. Galit bandyti kiek norit, bet akivaizdu, kad per daug skirtingi, jūs į skirtingas pusės žiūrit, skirtingi esat. Ir aišku, paliek jiem patiems spręs daryti sprendimą. Jo, nes tu negali už jį sakyti, žinai, jūs geriau nieko nedarykit. Ir tada gautųsi toks, kad konsultantas ant savęs užsideda atsakomybę. Bet vertimą tokį pasakau, kur yra silpnosios pusės kurioje vietoje ir kad jeigu jūs taip ir liksit, tai taps nuolatiniu jūsų konflikto šaltiniu ir per laiko jūs pavargsit nuo to. Ačiū Giedrei už 2 klausimus, labai rimtų, čia daugiau gal nei 2 iš viso, jeigu paėmus, bet ačiū už komentarus Giedrei, tikrai svarbus klausimai. Tai va, tai aš manau, jeigu daugiau klausimų nebus, gal einam jau ir į pabaigą. Aišku, dar galėtumėm čia kalbėti, bet su mano sveikata dar tokia. Aš net tokių klausimų kaip Giedrė nesugalvojau šiam vakarui, tai jeigu ne Giedrė, tai būtų ne taip. Tai ačiū Giedrei už įdomius klausimus. Tai va, tai iš tikrųjų dabar prieinam prie tos pabaigos, kur sakiau, gal norėtumėt kažką žiūrovams pabaigai palinkėti, pasakyti, gal kažkas dar svarbaus yra. Tai dabar laikas va, šitam tokiam žodžio tarimui pabaigai. Tai Deividai su Vilma, jeigu turit kažką pasakyti svarbaus, palinkėti, prašom. Pradėk tu. Gerai, aš palinkėti norėčiau visiems žiūrovams, kad nėra tokio žmogaus, kuris gimtų ir jau žinotų viską, kaip elgtis, kaip tos santykius statyti, kurti. Tai kaip ir Audrius paminėjo ir mes čia laidoje diskutavom, kad santykiais reikia mokytis ir reikia skirti laiko investuoti. Svarbus dalykas suprast, kad niekas savaime nesigauna. Nežiūrint, kad mes atrodo pamilome, kažką jaučiam žmogui, bet kaip išlaikyti tą meilę, kaip vienas kitam suteikti džiaugsmą, reikia mokytis. Ir tai išmokstama. Mes mokėmės, mokydami kitus, tiksliau tam, kad padėti kitiem mokėmės ir daug ką savo pasiėmėm, pritaikėm savo, tai buvo pirmiausia pagalba mūsų patiems santykiams. Ir palinkėčiau tikrai tai, dėl tų svarbių žmonių, kuriuos jūs mylite, kuriuos branginate, skirti laiko, kaip išsaugot santykius, mokytis to dalyko, nes santykiai patys savaime neatsiranda geri. Štai sakyčiau, kad santykiai tai yra viso gyvenimo mokykla. Gyvename, mokomės, kažko išmokstam ir svarbiausia yra noras. Noras išlaikyti, noras keistis, noras kažką daryti, noras pasiekti, noras būti kartu. Ir kai yra didelis noras, viskas įmanoma.
viskas, saulė į delną galima paimti. Ačiū už gražius žodžius, taip pat dėkoja Arūnas, matom. Ačiū Arūnui. Tai ačiū visiems, kas dalyvavot. Ačiū dar kartą Deividui ir Vilmai Vanagams, kurie pasidalino savo patirtimi, savo matymu, savo mintimis. Ačiū visiems žiūrovams, kurie dalyvavote. Na ir laida eina į pabaigą, tad tikrai džiugu buvo susitikti su jumis ir pradėti naują savaitę. Na, o visiems linkime geros nuotaikos, džiugių akimirkų ir nesunkaus, bet tokio normalaus gyvenimo kelio, kuriame galėtumėt eiti teisingiausių kelių, atrasti teisingą kelią ir skleisti džiaugsmą ne tik savo šeimose, bet ir aplinkiniams. Tai ačiū Deividui ir Vilmai. Na, o dabar su visais atsisveikinam. Iki.